Baigi per minutę ir dažniausiai kaltini ką? Žinoma, pimpaliuką. Mano konsultacijų metu daugelis vyrų sako, nežinau, kas darosi, kas su juo darosi, nes iš tikrųjų negaliu ištempti daugiau negu minutę pusantros. Visi kaltina pimpaliuką, tačiau visi pamiršta, ką darė iki tol. Žiūrėkit, jeigu sutrikus kraujotaka, dėl ko? Dėl nevartojamų skysčių arba vartojami skysčiai ne tie, kurie yra reikalingi mūsų organizmai, ne tas maistas reikalingas, kuris reikalingas mūsų ląsteliai, kad jinai statytųsi, o kasdien mums reikia 70 mineralų, 28 aminų rūgščių, 15 vitaminų, 7 grupių fermentų ir 3 nesočių riebių rūgščių. Bet tai dar ne viskas. Mūsų gyvenimo būdas įtakoja daugelį dalykų. Taip, fiziologija bei psichosomatika, stresai darbe, nuovargis, be jokios abejonės, neišsimiegojimas, čia jau fiziologija, darbas, persirgtos lygos arba dabar sergamos lygos, stiprus vaistai, taip pat ir patogeninė terpė esanti viduje. Mes vyrai daugeliu atveju nepagalvojame, kad patys savo kenkiame, rūkydami, gerdami, galbūt uostydami ar dar kažką darydami. Ir visą laiką kaltinam pimpaliuką, o jis vargšas tikrai nekaltas. Dėl to, kas mūsų galvoj, kad mes netgi žinodami, kad tai mums kenkia arba atsilieps kažkada truputėlį vėliau, mes vis tiek tai darome. Gerai, darykit, bet kompensuokit tai kokiomis nors priemonėmis. Ką reikia daryti? Parašyk man į telegramą, nuorodą palieku čia. Ir be jokios abejonės, mano profilio aprašyme rasi daug kontaktų, kaip susisiekti su manimi, kad išspręsti tą problemą. Ne pimpaliukas kaltas, iš tikrųjų, bet jį galima sutvarkyti. Parašyk, lauksiu, padėsiu tau.